Zoom. Nu, bandom taip. Gerai. Tai iš karto tada dalinuosi ir važiuojam, nieko nelaukia. Mhm. Tai sveiki, jau aprašyme matėte, kad kalbėsime apie įvairias dirbtinio intelekto galimybės, įvairius įrankius. Labiau koncentruosiuosi į įrankius, kurie yra laisvai prieinami, yra nemokami. Aišku, didesnės galimybės yra, kai naudojatės kažkokia tai prenumerata įrankio, ar ne? Ir tada gali, tau leidžia ir video kurti, ir visus kitokius įgalina įvairias tiksliau funkcijas ir panašiai. Bet kaip ir sakiau, orientuosimės į tuos, kur tiesiog labai laisvai galėsite tiesiog prisiregistravę pasinaudoti ir gal dar pasikalbėsime apie kažkokius tai triukus, kur galima ir apeiti, ar ne, tam tikrus ribojimus paprastiems vartotojams. Šitos mokymus aš esu jau pristatęs mokytojams, kurie dirba mokyklose ir ne tik mokytojams, bet ir darželių auklėtojams ir daug kas sakė, kad buvo naudinga ir sužinojo naujų dalykų, tai manau, kad ir jūs sužinosite ir galėsim vieni su kitais vėliau pasidalinti įvairiomis priemonėmis. Dar vienas yra svarbus aspektas, ką norėčiau paminėti, kad mes šiandien pabandysim padaryti tokią kūrybinę užduotį, tai paprašysiu jūsų, kad būtumėt prisijungę prie kompiuterių gerai, kad būtų jums patogiau. Nors tą užduotį bus galima ir padaryti, jeigu per telefoną esate prisijungę, bet tiesiog patogiau, man bent jau per kompiuterį. Tai gerai. Turinys šito pristatymo jisai sukasi apie tris tokias kategorijas, kur mes tą dirbtinį intelektą galime panaudoti. Tai pirmas dalykas pamokos planavime, kaip susidėlioti tą pamoką, pamokos turinį, duoda minčių ar ne, dirbtinis intelektas, parodysiu, kaip tai atrodo. Garsinio turinio kūrimas, galima ir tiek muziką kurti, tiek ir kitus garsinius kažkokius tai įrankius pamokoms naudojamus. Ir vaizdinio turinio kūrimas, na šiaip dar pridėčiau audiovizualinio turinio tiksliau kūrimas. Tai į šitas tris ašis mes ir orientuosimės šiandien. Tai pirmiausiai pakalbėsiu apie pamokos planavimo įrankius. Ir vienas toksai man malonesnių įrankių, kuriuos aš esu jau pabandęs naudoti ir naudojau, ypač jeigu dar dirbate anglų kalbą su kai kuriais mokiniais, tai tikrai praverčia. Tai yra EduAide. Ir šitas įrankis, jisai parodysiu greitai, persijungsiu skaidrės prie jo, parodant, ką jisai leidžia daryti, bet trumpai apie jį, tai leidžia planuoti pamokas remiantis skirtingomis ugdymo metodologijomis. Tai iš karto yra sukurtas promptas, tai yra užklausa. Jau automatiškai, jeigu jūs pasirenkate vieną ar kitą ugdymo stilių arba filosofiją ugdymo ir jums sukuria pamoką ryšim su to ugdymo metodologijos arba filosofijos gairėmis arba pagal tos metodologijos kažkokią struktūrą. Tai yra visokiausių tų filosofijų srovių, ugdymo pamokų, ar ne, kaip jos yra organizuojamos. Tai, pavyzdžiui, Madeline Hunter meistriškojo mokymosi modelis, Montessori pamokos planavimo, šablonas projektinio mokymosi planuoklis, Spark pamoka ir panašiai. Daug netgi aš tokių net nesu girdėjęs mokymosi modelių. Tai man buvo naujiena, išbandant šitą programą. Tuoj aš ją įjungsiu, parodyti, kaip atrodo. Bet kokiu atveju ABA modelio nėra giedrė dėja, bet yra galima surasti kažką galbūt panašaus į ABA. Tai tuoj perjungsiu skaidrės ir parodysiu, kaip tai atrodo. Štai taip. Turite jau matyti ekraną pas save. Taigi, EduAide, jinai yra tarp kitko mokama programa, bet leidžia pasibandyti, paplanuoti kokias 5, man atrodo, pamokas per mėnesį nemokamai ir tada vėl jums reikia jungtis su
kitų nebent neslaptažodžio, o kitų prisijungimų, kad jūs galėtumėte vėl gauti tas 5 nemokamai. Galite ir pasinaudoti tą papildomą ar ne tą pro funkciją, aišku, už ją mokėsite, kiek tiksliai aš nežinau, nesu mokėjęs, bet tarkim, jeigu jūs paspausite ant generator, srities jūs pamatysite, yra daug skirtingų mokymų dizaino planų, ar ne, ir filosofijų, pagal kurie, pavyzdžiui, Gagnis, Nine Events, ar ne, ir jūs, tarkim, norite parašyti learning objective, tai to, ką mokinys išmoks, pagrindinė tema, ir tada, galite parašyti, tarkim, aš pademonstruosiu, kaip nors will be able to use past tense forms your daily con. Tai mokiniai galės naudoti būtojo laiko formas ar ne jų kasdieninėje kalboje. Ir dabar, pavyzdžiui, tema. Aš jau improvizuoju, aišku. Pabandysiu sugeneruoti. Ir čia galite pasirinkti kokios klasės ar ne, tarkim, 6 klasės. Ir paspaudžiate generuoti. Ir štai galite pradėti kurti mokymo, tuo jau prispaudinėjau, labai atsiprašau. Tarkim vėl. Forms. Lietuviškai turiu pasakyti, kad sunkiau su šita programa, nes jį labiau palaiko anglų kalbą, bet ką man jinai labai duoda ir padeda iš tiesų, tai kad padeda planuoti pamoką arba duoda bent jau minčių, kaip pavyzdžiui galėčiau suplanuoti tam tikro modelio arba paįvairinti tam tikro modelio būdu, tarkim, ten Montessori pamoka arba to paties Gagnio 9 įvykių pamokos planas ir panašiai. Tai greitai dar įversiu. Verbs. Ir čia surašo, kaip turėtų atrodyti success criteria, ar ne, tai reiškia sėkmės kriterijai kokie, ką mokinys turėtų išmokti, kaip sugebėti vartoti tas formas diskusijoje ir panašiai. Žodžiu, tai taip atrodo, dar galite daugiau pasiieškoti visokiausių funkcijų jame, galite įsikelti ir nuotraukų ir paskui eksportuoti tą dokumentą PDF formatu arba Wordo dokumentu ir panašiai, ir jums būna sudarytas tos pamokos planas, kurie jūs, tarkim, turite susiplanavę, ar ne, pasigalvoja, apie ką jums tiesiog padės labiau planuoti pamoką. Giedrė, man atrodo, kažką, ar ne tu čia sakei? Gerai, nesvarbu. Jeigu reikės kažkam kažkokio komentaro, norėsite pasisakyti, tai galite arba į susirašinėjimo langą rašyti, arba galite tiesiog įsijungti mikrofoną ir sakyti. Gerai, tai dabar parodysiu kitą tuoj programą. Kita panaši planavimo programa tai yra AI Teaching Assistant Pro. Tai padeda greitai ir efektyviai generuoti įvairaus pobūdžio mokymosi vertinimo turinį. Jau čia labiau būtų tinkamas jisai vyresnės klasės mokiniams, vyresnių tiksliau klasių mokiniams, ar ne, nes padeda sugeneruoti tokius jau testus, kur mokiniai jau su pažengusią raidą, galima sakyti, kur irgi jie galės ir tekstus skaityti sudėtingesnius ir galima kažkokius
kažkokius esė klausimus sugalvoti, kursų planus ar ne, mokymosi programas, skaidres kurti. Bet turiu pasakyti, kad šita programa labiau remiasi, tokiu galima iš tiesų ChatGPT pasinaudoti vietoj šitos programos, nes dažnai jinai remiasi pati ChatGPT funkcijomis ir jeigu jūs paspausite ant tam tikros dalies ar ne, arba funkcijos tos programos siūlomos, jūs dažnai nukreips ten, tarkim, į ChatGPT, nes pati ChatGPT gali kurti ir skaidres ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, jeigu norėsite per šitą programą kurti skaidres, tai jūs tiesiai į ChatGPT ir nuves. Bet vėlgi, kaip ir ta Eduaidė, duoda tokių minčių apie pamokos planavimą, kaip jūs galite susiplanuoti tą pamoką. Tai parodysiu, kaip tai atrodo. Aišku, man Eduaidė labiau patinka, šita programa tokia, labiau primityvesnė ir, kaip ir sakiau, remiasi konkrečiai kitais įrankiais. Ir remiasi kitais įrankiais ir dažnai nukreipia į tuos kitus įrankius, tai kur galima ir pačiam tiesiog susirasti ir be šitos programos. Jo, čia. Šitas. Labai atsiprašau, nes tenka judėti iš vieno lango į kitą ir dar kartelį pabandysiu pasidalinti. Ir kiekvienas sykį, kai persijungi į kitą ekraną, tau liepia rešėrinti. Bet jau dabar turėtumėte matyti. Gerai. Tai rodo AI Teaching Assistant Pro. Taigi, labai paprasta. Ir Eduaidė matomės vis tiek. Vis dar Eduaidė. Labai erzina Zoomo tas persijunginimas iš kitų programų. Va dabar jau galėsite matyti. Tuoj. Jo dabar matote tyčia. Taip? Matau ir aš, kad matote. Gerai. Matau. Taip. Tai ir čia galite pasirinkti, bet vėlgi vienas priminimas, kad ir duoda labai daug minčių, kaip kurti ir planuoti pamokas, bet visa tai yra turinys labiau orientuotas į anglų kalbą. Tikrai aš tikiu, kad ir atsiras lietuvių kalba, nes poreikis yra, bet viskas remiasi dažniausiai anglų kalba ir galite sukurti ir klausimus labai paprastai. Ar ne, ten pasirenkate temą kažkokią, tarkim, English as second language, ar ne, anglų kaip antroji užsienio kalba, pasirinkti, tarkim, esė kokį nors failą, kokio nors rašinėlio įdėti ir tada galite pasirinkti kiek klausimų, čia jau kai kalbu apie klausimų sugeneravimą. Ir kalbos lietuvių dar nepalaiko, bet palaiko jeigu kas dirbate rusų kalba, man atrodo, taip, rusų kalba ir lenkų palaiko taip pat, jeigu neklystu. Taip. Aš taip pat mokau mokinius, kurie ir anglų kalbą mokosi, vyresni ar ne, kurie turi autizmo spektro sutrikimų, tai tikrai praverčia ir šitą užduotis, ypač jeigu norite tikrai, šitą programą ne užduotis, jeigu norite užduotis parengti labiau individualizuotas vaikams, nes ne visada vaikams, kurias parinksi užduotis iš interneto, tai jiems visiems patiks. Gerai, keliauju toliau, vėl teks man peršokti prie savo skaidrių ir manau, čia bus jau įdomesnė dalis. Tiesiog norėjau tokios labiau paprastesnės dalies pamokos planavimo pereiti prie tokios jau labiau kūrybingesnės užduoties, kur dar labiau reikalauja jūsų fantazijos. Tai dabar pereisiu prie kitos dalies, tai yra garsinio turinio kūrimas. Ir aš dažniausiai naudoju programėlę atgarsiniam turiniui kurti, tai yra Suno programėlė. Jis yra nemokama, jūs ją galite rasti ir per Google Play į savo telefonus parsisiųsti ir per ir Android, ne tik Androiduose, bet ir iPhone'uose, ar ne, per parsisiuntimo programą Apps, man atrodo. Jeigu neklystu, nors pats iPhone turiu, bet pamiršau. Žodžiu. Tai ką noriu pasakyti. Jinai labai yra paprasta. Šitą programėlę, ją tiksliau parsisiuntus, jums
užklausų lange atsiras, vieta, kur jūs parašysite, kaip tikitės, kaip atrodys tas garsas, jūs galėsite pasirinkti ir atmosferą to garso, ar ne tos muzikos, arba muzikinio takelio. Jūs galite pasirašyti ir žanrą, kaip tas žanras turėtų atrodyti, žodžius galbūt, ar ne, pasirašyti, nes antras laukelis, jisai rodo žodžius. Programa ypač lengva naudotis ir jums sukuria dainą per mažiau negu 2 minutės. Aišku, dar yra svarbu paminėti, kad žodžių, tiksliau ženklų skaičius, jisai yra ribotas, tai jums reikės pasukti galvą, kaip tą užklausą parašyti per 500, panaudojant 500 ženklų, tai yra, ten, nežinau, gal 100 žodžių, gal kartais net ir mažiau, bet, sakau, nėra labai sunku naudoti šitą programėlę. Ir matote čia pavyzdys, sukurti trumpą švelnią vaikų dainelę, kur gyvūnai moko tarti garsą A. Delfinas linksmai sako A, žirafa lėtai sako A, dramblys giliai sako A, šuo žaismingai sako A, panda mielai A. Ir kiekviena eilutė kviečia vaiką pakartoti garsą, stilius ramus, draugiškas, be staigių garsų. Vėlgi toje užklausoje matote, galite pasirinkti, individualizuoti pagal vaiko mylimą žanrą arba pagal vaiko mylimą kažkokią atmosferą dainos, tai kad be staigių garsų, kad vaiko negazintų, jeigu vaikai yra kiek sensoriškai jautresni. Galite pasirašyti ir žodžius. Kai sugeneruoja dainą, po to galite irgi pakeisti žodžius, jums pergeneruos tą dainą. Kas man smagu, kiek aš esu bandęs, aš esu per tą pačią dieną bandęs 20 dainų sukurti, jie sukuria be jokio vargo, be jokių papildomų mokesčių. Aišku, nesu bandęs kažkokių papildomų tų funkcijų, bet tikriausiai dar daugiau gali padaryti su programėle, jeigu tu susimoki. Ir kur mes galim pritaikyti šitą programėlę, tai pasidalinsiu keletą minčių. Jeigu man labai įdomu, jeigu kažkas naudojate kažką, kol aš kalbu, tai galite raštelti į susirašinėjimo langą, aš perskaitysiu ir bus labai malonu pasidalinti mintimis. Tai jeigu kas nors Suno naudojate, galite raštelti ir parašyti, kurioje srityje jūs ją naudojate. Tai pritaikymo galimybės yra tam pačiam kalbos ugdyme, ar ne, logopedija, tikslas sakinių struktūras, pavyzdžiui, mokyti, ar ne, žodynas, mokyti iš kažkokių tai žodžių, per daineles, ar ne, nes Suno gali kurti paprastas daineles su viena sakinio struktūra, pagal lėtą tempą gali kurti, vėlgi čia priklausys nuo jūsų, kaip jūs parašysite užklausą. Pavyzdys, aš matau katę, katė sėdi, vaikas klausosi, kartoja, dainuoja kartu ir taip toliau. Aišku, vėlgi, žiūrėkite pagal tai, koks tas vaikas yra, jeigu jisai linkęs yra į echolalį, ar ne, tai savo arba kitų žmonių garsų kartojimą, tai natūraliai mes stengsimės tos echolalijos dar negilinti, bet vėlgi, žiūrint kam, tai bus naudinga. Dar greitai patarimas dėl užklausos rašymo. Užklausą rašyti reikėtų, ne tai, kad reikėtų, bet aš patariu, ką aš darau. Naudoju tą patį Gemini arba ChatGPT, paprašau, kad man tą užklausą gražiai parašytų, kad parašytų, kad būtų nesiektų 500 ten ženklų ir panašiai, kad tilptų visą tai, ko aš noriu ir kad tilptų į tuos žodžius, padarytų ir tą tokią kompresiją tos užklausos. Tai labai naudinga pasitelkti ir kitus įrankius, tiesiog rašant užklausas. Ir pritaikymo galimybės, greitai parodysiu pavyzdį, čia buvo mano pirmas blynas, mokiniui, kuris nekalba, vėl atsiprašau, perjunginėsiu ekraną, nes reikės peršokti į kitą ekraną. Tai kol jungsiu, papasakosiu. Turėjau mokinį, kuris visiškai netarė jokių garsų, nors atrodo, ir pažintiniai jo gebėjimai, ir ta raida nėra taip stipriai sutrikusi, bet patį tą pačią raidą labai
apsunkina tai, kad jisai nesistengia kalbėti, kortelės nešioja, viskas tvarkoj, bet ten netaria garsų, bet netaria garsų ne dėl to, kad ten, nežinau, būtų žemas ten burnos tonusas, raumenų ir panašiai. Tai, žodžiu, ir mes bandėm jį visai prakalbinti, tai pagalvom, kad reikia jam sukurti dainelę, kur visi gyvūnai sako A, jam labai pačiam patinka gyvūnai įvairūs, jis dažnai žiūri filmukus susijusius su gyvūnais, tai taip individualizuojant sukūrėm jam dainą ir greitai. Štai. Turime girdėti ir audio, atrodo, pajungiau. Delfinas sako, a, pakartok. Kaip sako jis, a, pakartok. Kaip sako jis, a. Truputėlį prasuksiu. Kaip sako jis, a. Kaip sako. Šumliukas sako, a, pakartok. Kaip sako jis, a, pakartok. Kaip sako jis, a. Ir tai visi gyvūnai bando mokinti vaiką ištarti tą A garsą. Sakė, tas vaikas labai dažnai žiūri šitą dainelę, klausosi jos. Matau, kad susirašinėjimo lange parašėt kažką. Giedrė dar klausė prieš tai apie pamokos planavimo, tai teach nebuvo pamokos, jūs žinot, kaip būna ten labai daug visokios spalvinio kodavimo, ar ne, įvairių tiksliau užduočių ir priemonių organizavimas pasitelkiant teach metodiką, jisai labai gražiai organizuotas yra, kad vaikai viską rastų. Tai greitai dar perskaitysiu. O pamokos planavimui Edu Aidė tau labiau pasiteisina už ChatGPT. Dar greitai atsakysiu į Giedrės klausimą, tada jau galėsiu perskaityti kitus. Tai šiaip dažniau naudoju ChatGPT arba Gemini dažniau naudoju. ChatGPT jisai yra labiau toks ribotas, jeigu tu nusipirkęs kažkokio plano. Gemini tu gali naudotis ir duoti užklausas, kiek tu nori tam pačiam susirašinėjimo lange ir panašiai. Bet Edu Aidė man leidžia suprasti, jinai man duoda minčių. Aš nežinočiau kartais kitą kartą ChatGPT ko paklausti, kokią formą man tą pamoką organizuoti ir panašiai. Panaršys būtent apie tas įvairias skirtingas mokymosi planavimo struktūras ir filosofijas ir principus, ar ne, kaip sakiau, Montessori ten ir panašiai. Tai man duoda minčių, kad galima taip, vienaip, kitaip pasižiūrėti. Ir kažkaip paįvairinti tą pamokos struktūrą, kaip įtvirtinti tam tikrus dalykus. Perskaitysiu, gerai, Giedrė sako, labai faina, čia tikriausiai atsakymas į filmuką. Monika sako, kad mano vaikas šalia jau dainavo A. Gabrielė parašė, aš grok naudoju video ir nuotraukų sukūrimui čia kaip ChatGPT, tik man geresnius duoda atsakymus ir idėjas pamokų planavimui. Taip. Taip, aš irgi naudoju kartais Groką, bet dabar aš esu absoliutus Gemini fanas, nors Grokas leidžia ir nemokamai iki 5 sekundžių, man atrodo, sukurti video. O Gemini reikėtų nusipirkti per mėnesį apie 4 ar 5, kartais iki 7 eurų, kad per dieną galėtum 2 sugeneruoti video nemokamai, bet iki 10 jau sekundžių. Gerai, toliau keliaujam, galėsim pakalbėti ir apie Groką. Tarp kitko, gal girdėjot, jau Grokas buvo irgi tam tikram skandale pakliuvęs, kad jau po lengvesnės pas jį truputėlį lengvesnė naudojimo politika ir tuo pasinaudojo daug žmonių.
kurie mėgsta nešvarius darbelius, tai nurenginėti kitus žmonės, tai ir pradėjo su ta programėlės pagalba pradėjo nurenginėti žmonės, žodžiu. Jų tarpe ir vaikus, tai labai tokia jautri tema. Dėl to, tai dabar nežinau, ta politika dar tikrai turėtų būti griežtesnė, bet kai kalbame apie Gemini kūrimą tiek vaizdo, tiek tiek vaizdo, tiek apskritai kažkokio tai turinio, Gemini sako, dažnai, tarkim, aš negaliu vaizduoti vaiko tokioje formoje. Ir čia mums yra svarbu dėl to, kad jeigu jūs prašote pavaizduoti, kaip vaikas tempia kitam vaikui už plaukų, Gemini atsisakys tą daryti, nes jūs, tarkim, norėsite parodyti, kad nubraukėte ir panašiai, tą elgesį, kad taip daryti nereikia ir panašiai. Tai Gemini jums atsisakys daryti, tą nesakys, aš negaliu vaizduoti vaiko tokioje formoje, ar ne? Nepilnamečių, taip sako. Ir čia sunkumai būna su taisyklių kūrimu ir aš neseniai kūriau filmuką, paskui parodysiu, tarp kitko šiandien bus premjera, jums parodyti filmuką, kokį sukūriau su Geminajumi, pagal Jono Biliūno kliudžiau. Ir ten turėjau labai įdomiai pagalvoti, pasukti galvą, kaip pavaizduoti tą vaiką, kaip jisai nušauna tą katę, nes Geminajus jisai atsisako tai daryti. Gerai, keliaujam toliau. Galite sukurti ir dainas, kokias nors, greitai dar šitą parodysiu. Šiaip čia dar vienas iš mano pirmų blynų buvo labai neprofesionalus, tiesiog norėjau pasižiūrėti galimybės, bet po to parodysiu daugiau. Daug įdomiau, bet netgi tokias dainas ir Giedriai aš demonstravau ir Giedriai sakė, kad vau, panašu į tuoj sekundėlę, į kernagį. Tuoj pasidalinsiu. Ir matau, kad jau rašote kažkas į susirašinėjimo langą, tai kai pasižiūrėsim, galėsime paskaityti. Štai sena žengia karalius liūtas, aureolė plaukų balsas kaip audra. Tiesiog visiškai random žodžiai sudėti, net ne mano, o tiesiog AI-aus. Bet reikėjo dainos apie liūtą vienam vaikui. Aš džiunglių valdovas, grįžkit namo dabar. Ir nuotraukos yra video, tiksliau, kurta ir su Gemini, ir su Groku. Niekas nepriliks man aidinčiam riaumojimui. Žiūrėk, antilopė šoka, tip, 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 tip. Ir viskas čia nevokta, o tiesiog kurta dirbtinio intelekto. Būgnų ritmus. Gerai, tiesiog norėjau parodyti, kaip atrodo tokie dalykai, bet pilnus video jūs galėsite pasižiūrėti vėliau, aš pasidalinsiu skaidrėmis. Keliauju toliau ir paskaitysiu, ką dar parašėte. Laura rašo, ChatGPT taip pat atsisako apdoroti nuotraukas ar paveikslėlius su vaikais. Aha, taip. Giedrė sako, ChatGPT atsisako kurti paveikslėlius, kur vaikai baseinė irgi dėl to, kad su maudymosi rūbais per daug apnuoginti yra. Taip, man reikėjo nuotraukos, kur vaikas sėdi ant puodelio. Tai man nuotraukas visur vaizdavo, kad tas vaikas sėdi ant puodelio su kelnėmis. O mes kaip tik norim parodyti vaikams, kad jie sėdi nusimovę kelnes, o ne sėdi ant puodelio su kelnėmis. Tai būna tokių kuriozinių atvejų. Gerai, keliaukim toliau. Dar kur galime pritaikyti, tai rutinos ir perėjimai, kur galime tą Suno programėlę pritaikyti. Tai pavyzdžiui, norint sumažinti tam tikrą stresą keičiantis veiklai ar ne, arba parodyti, kad veikla pasikeičia arba tuoj pasikeis. Ir ta daina galėtų būti kaip sufleris koks nors, kad nereikėtų
ten sakyti kažkokių tiesioginių instrukcijų, o taip tokiu paslėptų būdu tarp eilučių galima ir, kaip suflerį naudoti, ar ne, kaip pagalba perėjimams ir tiek ir nuraminant vaiką, tiek ir pasufleruojant, kaip ir sakiau, tarkim, ryto daina, tvarkymosi daina, laiko baigimo daina. Tikrai yra tokių praktikų naudojamų ir darželiuose, pradeda ten dainelė groti, kada jau visiems vaikučiams reikia į ryto ratą rinktis. Jūs galite irgi pagalvoti per pamoką, kur galite tiems perėjimams panaudoti programėlę arba turėti savo dainą. Dar bus vaikui įdomiau, kai jūs matysite, kad tą dainą sukūrėte kartu su juo. Tai dar galima emocijų atpažinime ir savireguliacijoje pritaikyti, ar ne? Tai kurkite kažkokias rames dainas, kaip pykstu, kaip mokinti, kad kvėpuojate, ar ne? Skirtingų emocijų melodijas, kad dar labiau tas emocijas pažintų, ar ne, per tam tikrą galbūt ritmą kažkokį. Visai kūrybiškai tikrai galima pagalvoti ir tas emocijų tą mokymą tokį, ar ne? Tada mindfulness įsisąmoninimo praktikas, kurios yra naudojamos tiek ir bandant vaikus mokinti, kad nusiramintų jie ar ne, bet dar mindfulness yra naudojama su vaikais, pavyzdžiui, ypač tie, kurie turi hiperaktyvumo ir impulsyvumo sutrikimų, valdyti dėmesį, ar ne, per ilgą laiką, kaip mindfulness praktikos atliekamos, jeigu jos reguliarios, yra labai daug mokslinių tyrimų ir straipsnių parašyta, kad padeda suvaldyti tą impulsų kontrolę, ar ne, nepasiduoti tiems impulsams, nes vis tiek per mindfulness yra tam tikrų sekama tam tikros instrukcijos, kad dėmesį nukreiptų į tam tikrus dalykus, ar ne, į tam tikrus kūno pojūčius ir taip toliau. Tai vėlgi tai treniruoja dėmesį ilgalaikį perspektyvoje. Tai mindfulness su kai kuriais vaikais mes esam taikę, bet nesu taikęs iš tiesų būtent su Suno programėle sukurtų mindfulness melodijų, bet aš jums tuoj pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Esu ir ją vieną tokią sukūręs. Aišku, kai dainuoja dirbtinis intelektas lietuvių kalba, tai kartais būna ir tas akcentas toksai atrodo užsienietiškas, bet šita visai natūraliai taip skamba, nors čia yra iš tiesų vėlgi mano pirmasis blynas. Pasidalinu. Gerai, esmę supratot, išjungsiu, kad staiga neužmigtumėte, nes melodija tikrai labai ramina. Keliaukime toliau. Sunku patikėti, kad jau 40 minučių praėjo. Taigi, galit, jeigu esate jau patyrę naudojant šitą programėlę, parašykite į susirašinėjimo langą. Bus įdomu sužinoti, galbūt jau esate naudoję Suno programėlę ir jeigu jau esate, kokiose situacijose, gal tiksliau aš nesu paminėjęs dar jos. O jeigu ne, galite irgi parašyti, kad ne, tai įdomu netgi sužinoti, ar galbūt pirmą kartą girdite apie tokį dalyką. Dabar vizualinio turinio kūrimas. Yra skirtingų programėlių, kur mes galime sukurti 360 laipsnių kampų tam tikrų vaizdų. Dabar ypač populiarėja ir mišrios, ir virtualios realybės akiniai, kurie nėra labai baisiai brangus. Jeigu net neklystu, kai kurie tėvai netgi gali gauti ir su parama jas.
bet šiaip ir galima jas tiesiog nusipirkti. Na, tai kainos svyruoja vėlgi nuo ten poros šimtų, nuo keliasdešimt netgi eurų iki 500 arba net brangiau, aišku. Bet galima ir tiesiog be jų, bet su jais dar įdomiau. Bet ką tai reiškia? Tai jūs parašote toje programėlėje Skybox AI, jūs parašote tekstą, ir tada tas pagal tekstą, ta programėlė, jinai sukuria vaizdą. Vėlgi, aš siūlau pasinaudoti ChatGPT arba kažkokiu kitokiu įrankiu, kad ir to pačiu Groku, arba ten kokio nors Gemini'ume, ar ne, kad jums padėtų sugeneruoti Skybox į būtent tą užklausą. Ir vėlgi ten paskui pakalbėsim, ką reikėtų parašyti tokiais atvejais. Tai naudojant šitą programėlę jūs galite iš teksto sukurti vaizdą, kuris bus vaizduojamas 360 laipsnių kampu. Jeigu dar užsidėsite dar akinius, tai dar bus įdomiau, nes galės vaikas judėti ir panašiai, bet galite ir per kompiuterį tiesiog rodyti. Ir tai leidžia iki 5 nemokamų vaizdų per mėnesį. Leidžia tuos vaizdus įsaugoti įvairiais formatais, PNG, JPG ar ne formatais. Ir čia matote, yra vaizdai, kuriuos kūriau aš. Čia yra kaip 360 laipsnių kampus sukurtas vaizdas, kaip lėktuve atrodo viskas, ar ne, kaip atrodo odontologo kabinete ir panašiai. Tai kur mes galim pritaikyti šituos dalykus? Tai galime pritaikyti, tuoj sekundėlę, dar galime sensorinės adaptacijos arba nujautrinimui, tai vadinamai desensitizacijai, ar ne, kada reikia nujautrinti nuo tam tikrų vietų, vaikai atsisako eiti pas kirpėjus, nes juos baugina ir vieta, ar ne, arba ten odontologo kabinetas, ir galite labai tokias rames vietas padaryti, netgi galite vėlgi pasitelkti tą pačią Suno programėlę ir sukurti kažkokią tai dainelę, kur būtų sukurtų dar ir garsinė asociacija su ta vieta, ar ne. Tai tų kūrybinių sprendimų tikrai yra nemažai. Ir jums leidžia, aišku, valdyti ir spalvų ryškumą, kiek bus objektų, erdvės užpildymą. Tai vėlgi suma sumarum, tai leidžia pripratinti prie viešųjų erdvių, parduotuvių, stotelių, mokyklos, koridoriai ir panašiai naujų vietų prieš realų apsilankymą. Kitas būdas tai yra pasiruošimas realioms situacijoms. Video modeliavimas, kitaip tariant, ar ne, su kai kuriais vaikais mes tai naudojam tą video modeliavimą. Parodome, kaip atrodys tam tikra vieta, į kurią mes eisim, aptarėme, kaip turėtumėme elgtis tenai ir panašiai. Taip paruošiam vaiką ir psichologiškai, ne tam tikrą prasme nujautrinam, bet ir supažįstame su tam tikrais lūkesčiais, kaip tas vaikas turės elgtis, ar ne. Papasakom, kaip atrodo, tarkim, gydytojo kabinetas, kaip atrodo pirmoji diena mokykloje, kaip atrodo sporto salė, apžiūrėti aplinką mes tokiu būdu galim saugioje erdvėje, užduoti klausimus, jaustis labiau pasiruošę, gal netgi pagalvoti, kur, pavyzdžiui, galima, tarkim, aptarti, jeigu tau atsitinka kažkoks tai iššūkis ar ne, sensorinis kažkoks iššūkis, galbūt kažkur nueiti į kažkokią vietą ar ne. Na, visai neseniai skaičiau knygą, kuri vadinasi Sensory Parenting for Sensory Children, ir ten pasakoja, kad daugumoje atveju, nes jūs nelabai galėsite suvaldyti vaiko sensorinių kažkokių tai perkrovų galbūt, bet jūs negalėsite suvaldyti netgi aplinkos, nes ta aplinka, tiksliau, taip, ne nuo jūsų priklauso, ar ne, kaip ten viskas bus išdėstyta, bet jūs bent jau pasiruošti galėsite aptarti, tarkim, ką daryti, jeigu per kokią nors kaziuko mugę tenai ištinka kokią sensorinį perkrovą. Tai jūs būsite numatę keli žingsnius į priekį, kad ten, tarkim, nueiti į kažkokią tai vietą, atsisėsti ramiai ir panašiai. Jau būsite bent jau psichologiškai ir patys pasiruošę ir vaiką paruošę. Tai vėlgi mažina tą nerimą dėl nežinomybės, tiek jūsų nerimą kartais sumažins, ar ne, tiek kas ugdote, tiek ir savo vaiko arba savo mokinio. Gerai. Dabar perskaitysiu prieš einant toliau
perskaitysiu jūsų komentarus. Tai Inga rašo, girdėjusi, bet nesu naudojusi. Čia kalba tikriausiai apie Suno. Ir Laura rašo, Suno programas su vaikais mokykloje kūrėm dainas projektui. Anglų kalba daina gavusi tokia gera, kad galime į Euroviziją. Iš tiesų, aš irgi sukūriau tokią vieną dainą ir aš galvoju, wow, aš norėjau tokį sukurti himną vaikui, kur aš kitaip matau spalvas ir panašiai, galėsiu galbūt pasidalinti kitą dieną ir aš pagalvojau, kad wow, geras, Eurovizijoje dar tokios dainos nedalyvauja, o gal net ir laimėtų Euroviziją tą dainą. Monika rašo, gyvenu po akmeniu, panašu, kol kas žinau tik 2 programėlės. Giedrė pritarė ir aš, Aliona sako, ir aš su jumis, Monika PV reikia pasitemti. Jeigu dedat reakcijas, nematau iš tiesų kažkodėl, bet labai smagu, kad labai aktyviai rašot. Taigi, kaip tai atrodo, pasidalinsiu greitai. Pasidalinsiu ir galėsime toliau judėti. Gerai. Vai sekundėlę. Aha. Tai, tuoj pasidalinu. Ekraną. Turėjau parodyti jums stomatologo kabinetą. Jį ir pavyksta man dabar parodyti. Aišku, vėlgi, tai kartais, žinot, su tais tiek haliucinuoja. Kartais sulyja sienas su kažkuo ir panašiai. Tai, bet manau, kad matote viską ir tik tai nežinau, kodėl man šito lango dabar neina pašalinti. Gal tiesiog view. Taip paspausiu. Autopen, aš jau išjungiau šitą autopen. Kodėl jį suka dar. Bet dabar negaliu pasukti jo. Tikriausiai reikės. Bet štai taip atrodo, pavyzdžiui, mano sukurtas stomatologo kabinetas, ar ne? Tarkim, describe your world using text. Ir čia galite pasirinkti, aišku, koks stilius būtų ir sukurti naujų. Čia galite įsaugoti kaip PNG ar ne šitą failą. Bet štai taip atrodo, dabar jisai sukasi, bet jūs tikrai galite jį valdyti patys, tik tai dabar čia man pastrigo truputėlį. Bet esmę supratote, greitai perskaitysiu, kažkas parašyti į susirašinėjimo langą. Gerai, matau, kad klientą rašo, reikia dainininką surasti ir varom. Keliaukim toliau. Gerai, tai tada kur toliau galime pritaikyti socialinių situacijų ir elgesio modelėjimas, ar ne? Nors Skybox AI tiesiogiai nekuria personažų, jis puikiai tinka aplinkos, kuriuose vyksta laukimas eilėje, tarkim, tam tikras situacijas, buvimas klasėje, buvimas šventėje, aptarti, kas čia vyksta, kokio elgesio tikimasi, kur galima pasitraukti, jei per sunku, ką aš jau kalbėjau. Irgi tas pats rutinos perėjimų ir tranzicijų, ar ne, palaikymas, kur eisime po to, kaip atrodys kita veikla, kalbos ir komunikacijos ugdymas, galite ir sukurti tam tikrai vietai ir komunikacijos lentas, bus daug įdomiau, ar ne, ten galite komentuoti, aš matau tą ir tą, aš matau ten, tarkim, geltoną lempą, aš matau ten mėlyną dantų pastą ir panašiai, arba nežinau, visokių situacijų skirtingų, kur galėsite įtraukti daugiau žodžių ir daugiau sakinio struktūrų galite naudoti. Ir čia kaip pavyzdys, čia yra sukurta vaizdas vonios, ar ne, ir tas vaikas, jisai mato, jisai gali pats su pele judinti, mato tam tikrus daiktus ir jisai gali pakomentuoti, aš matau šampūną ten ir taip toliau. Čia nežinau, kažkurio iš jūsų pasiskolinau šitą lentą ir po to sukūriau pagal tai ir tą 360 vaizdą. Dar būtų įdomesnis tas efektas, jeigu mes kalbame apie
akinius virtualios realybės. Pagrindiniai kokia taisyklė, tai kokia tai aplinka. Turite atsakyti į 5 klausimus, kurdami promptą, kam jis skirta, kaip jis turi jaustis, kokia turėtų būti emocija, nes tai yra labai svarbu, ar ne, kas joje turi būti objektai, veiksmai, kaip ji turi atrodyti vizualiai, vėlgi, kad nesukeltų tam tikrų kažkokio spaudimo. Ta aplinka labai yra svarbi, tarp kitko visai neseniai klausiau laidą apie tokį tarpdisciplininį mokslą, kuris vadinasi neuroarchitektūra. Dabar jau yra žmonės, kurie susiję su psichologija ir su architektūra, jau jie tarpusavėje jie bendradarbiauja, kad sukurtų erdves, kurios būtų iš tiesų jaukios ir malonios ir nesukeltų kažkokių tai negalavimų ilgalaikiai perspektyvoje. Tai vėlgi ta aplinka, jos ir koloritas, ir spalvos, ir išdėstymas tam tikrų daiktų labai jaučiasi. Mums galbūt, kurie yra neurotipiniai žmonės, nėra taip trumpalaikiai perspektyvoje, kaip ir pasakyti, net negaliu sakyti, kad nėra svarbu, bet ne taip į akį krenta tam tikri dalykai, ar ne, bet vaikams, kurie turi sensorinios integracijos problemų, kažkokių iššūkių, sensorinio apdorojimo, pavyzdžiui, tai gali būti iššūkiai. Pagrindinė taisyklė, tai aplinkos tipas turėtų būti aprašytas. Aš viską sudėsiu jums, pasidalinsiu šitomis skaidrėmis ir jūs galėsite matyti, kaip pavyzdys yra tikslas, kad tai turėtų būti skirta, tarkim, autistiško vaiko desensitizacijai ir baimės mažinimui. Ir matote, čia yra dešiniai pusėje tas promptas ir kaip jisai atrodo. Čia galite atsekti pagal spalvinį kodavimą, kokias sritis turi pasirodyti toje užklausoje. Iliustracijų kūrimas. Galite kurti iliustracijas, ypač teksto suvokimo užduotims. Aš dažniausiai iliustracijoms kuriu ne ChatGPT. ChatGPT gerai sukuria, bet ChatGPT, jeigu jūs nenusipirkote ten pro versijos, tai jūs galėsite sukurti, ten 2, max 3 kažkokius vaizdus per dieną. Ir turi po to laukti tenai dar kitos paros, kol tau tuos 3 vaizdus ar 2 sukurs papildomus. Tai arba junginėtis iš vienos paskyros į kitą. Tai Geminijus, jisai tokio neturi. Google Gemini neturi tokios nesąmonės, liaudiškai tariant, kad tau reikėtų laukti kelias dienas, jeigu tu nesi pro vartotojas. Tai parodysiu, kaip tai atrodo, jau kai kurie galbūt matėte, o gal kai kurie ir naudojo tas priemonės, bet pavyzdžiui, perskaičiau vaikams apsakymą Kandė bedantė ir čia yra Vytautės Žilinskaitės pasakojimas. Nežinau, jisai gal 3 ar 4 puslapių, jisai nėra labai sudėtingas, bet emociškai jisai yra sunkus ir vaikams yra sunku jį perskaityti. Lengviau yra perskaityti, kada yra kiekviena pastraipa sudėta į mažas dalytes ir tada daug lengviau pačiam vaikui perskaityti. Dar kartais pasinaudojam kokius nors triukus, tai tarp eilučių sudedam 1,5 speiso, ar ne, to tarpo, kada lengviau ir vaikui skaityti ir netaip atrodo per daug gniaužiantis, nuspaudžiantis, tiksliau, tas tekstas. Taigi, kiekvieną tą pastraipą galime iliustruoti su Gemini pagalba, aprašyti, kaip turėtų atrodyti. Tai čia ta Kandė bedantė. Duosiu truputėlį konteksto apie ką šitą istoriją, nes paskui truputėlį kartosis ta istorija ir pavyzdžiai iš to. Tai Kandė bedantė tai buvo tokia mergaitė, kuri, ją vadina Kandė, nes jinai vienas iki savo draugų įkando vaikų namuose, jinai tarp kitko auga vaikų namuose ir jinai bedantė yra, kad jai neturi dantuko. Ir nėra labai atseit išvaizdi mergaitė ir matot su pleistru ant akinio uždėtų ir panašiai. Ir jinai turėjo savo geriausią draugę Julę, bet Julė vieną dieną įsivežė naują šeimą į savo namus ir Kandė liko viena. Ir Kandė iš tiesų pradėjo kalbėti su įsivaizduojamu draugu, tai parodydama iš tiesų tą Vytautės Žilinskaitė tokio strategiją tos mergaitės, tokia psichologinė strategija, kaip su praradimu kovoti, kad jinai toliau turėjo įsivaizduojamą draugą, nors tai nepasakoma, kad įsivaizduojamas draugas. Tokie emociškai sunkesni tekstai, bet ir štai kaip gražiai
pavaizdavo, kaip jinai įsivaizduoja, kaip viena Velyka švęs su vienu apelsinu ir saldainių krepšeliu. Čia jinai sutinka tą įsivaizduojamą draugą, kažkoks nematoma, kažkokia būtybė, iškišus ranką iš krūmo. Čia jinai kaip įsivaizduoja, kad jinai turi tėvus, toliau laiko savo nematomą draugą rankose. Čia kaip mojuoja Juliai, kaip jinai išvyksta iš vaikų namų su naujais tėvais. Čia žiūri prie lango, o čia, kad Julės iš tiesų nėra jau kuris laikas. Čia Čarlis ir šokoladų fabrikas iliustruota. Čia iliustracijų kūrimas irgi tiesiog kitą kartą nereikia ten to prompto rašyti, tiesiog nukopijuojate dalį teksto ir įkeliate ir iš karto jums tas Geminajus sukuria tą vaizdą. Tai čia matote, skaitėm su vienu vaiku anglišką tekstą, tai štai įmečiau tik tai visą tą tekstą ir iš karto man sukūrė nuotraukas. Ir tai užtruko viso labo kelias sekundės. Gerai, tai perskaitysiu, kas atsiradus susirašinimų lange. Gerai. Gabrielė rašo, kad mes Groko video naudojame kaip situacijos atpasakojimą, ypač kai vaikas nerimauja arba negali aiškiai papasakoti, kas, kada ir kaip įvyko. Taip padeda ir jam mintis aiškiau išreikšti. Kaip įdomu. Ir Gabrielė dar sako, per promptus aiškiau gali išsireikšti. Taip. Štai pavyzdys dar kitas, kaip angliškas tekstas yra perkonvertuojamas į komiksinį stilių. Jūs galite taip pat parašyti, kokiam stiliui norėtumėte, kad tai atrodytų, kad komiksų stiliumi ir panašiai. Tai ir netgi parašo tokius tuos vadinamus speech bubbles, ar ne, kalbos burbuliukus. Dabar yra labai netgi paprasta žinot, surasti veiksniui tariniui papildiniui paveikslėlius, nes anksčiau tai tikrai būdavo labai sunku, kai bandai surasti, nori ten kažkokio tai įtvirtinti žodžio arba sakinio struktūrą ar panašiai, bandai ieškoti internete, tau labai sunku surasti, dėl to, kad reikia dar ieškoti, pakankamai ilgai. Dabar tiesiog parašote, angliškai, aš dažnai angliškai rašau, bet ir lietuviškai parašysite, galite parašyti ten vizualizuok man sakinį, kur moteris geria Coca-Cola, arba pelės valgo pyragą, ne? Arba vaikai pjausto pyragą, moteris pjausto žemės riešutus ir panašiai. Tokių, kur kartais net tu nerasi iš tiesų internete ir taip gražiai, realistiniu būdu taip vizualizuoja. Arba man reikia, kad vaikas papasakotų, kad vabalas yra ant, nežinau, ten ant šakos, ar ne? Tai, kad vabalas yra ant šakos, ten laumžirgis yra ant šakos ar panašiai. Ir labai tokiu natūraliu stiliumi atvaizduoju. Tai vėlgi užtrunka kelias sekundės, ilgai nereikia. Dabar... Tai greitas dar klausimas, o tas komunikacinės lentas šituose pavyzdžiuose irgi... Ne, šitas kūriau aš. Čia tu jau, okei. Jo, čia kūriau jau aš. Geros? Geros. Ačiū. Tai iliustruoti frazeologizmai. Tai mes vėlgi mokome vaikus irgi su raidos sutrikimais, ar ne, kad ir kalbos raidos sutrikimais, kad jie atpažintų tos frazeologizmus ir kad jie suprastų, kad tai yra perkeltinė prasmė, nes dažnai aš irgi pats pastebiu, kai aš klausau, mes skaitom su vaikais knygą ir tose knygose pilna tų frazeologizmų, nes kitą kartą tu nepagalvotum, kad tai yra frazeologizmas, tu kartais kaip jau taip jisai yra įsišaknyjęs mūsų kalboje, kad jau nebe atskiriame to kaip frazeologizmų. Greitai šitą pabaigsim ir turėsim 3 minučių pertrauką, gerai? Parodysiu tuos pavyzdžius ir keliausim toliau. Su pertraukėlė turiu galvoj. Tai dėl frazeologizmų, tarkim, ten skaitau su mokiniu, ten jisai visai neseniai ten skaitė Matildą, ir toj Matildai buvo parašyta, kad, Matildos mama tai buvo pametus galvą dėl bingo. Ir aš klausiu mokinius, sakau, tai ką reiškia pametus galvą dėl bingo? Tai kad jinai žaidė bingo ir jai nukrito galva. Tai toksai, atrodo,
paprastas mums pamėtęs galvą dėl kažko, ar ne, ir pasirodo, vat vis tiek reikia įtvirtinti, nes tekstą pakankamai nesuvokia tada. Tai matote, kai vaikas pamato frazę kabinti, tarkim, makaronus ant ausų ir šalia tiesioginį piešinį žmogus su makaronais ant ausų atsiranda tas toksai, žinot, kognityvinis konfliktas, tas kognityvinis disonansas, kada nugalvoja vaikas, nu ne, šiaip tai realybėje taip nebūna. Tai čia yra vienas iš pirmųjų žingsnių, kai mes mokomės to abstraktaus, mąstymo ir stiprina vizualinį suvokimą ir taip pat atmintį, ne? Nes daug vaikų su neurologiniais sutrikimais ar ne, ypač autizmo spektro sutrikimais arba ADHD, jie turi va, tą tokį stipresnį vizualinį nei verbalinį, suvokimą. Tai tas vėlgi kognityvinis disonansas, tas konfliktas toksai, jisai sukuria tokią įsimintiną vaizdą tokį, ar ne, ir tampa tokiu inkaru, prie kurio vėliau grįžtama prisiminus tą frazę. Ir mažina kalbinę įtampą ar didina motyvaciją, ne? Nes frazeologizmai dažnai vaikams, kur tekste yra, dar jeigu jų paprašo paaiškinti, pabraukia ten tą frazeologizmą tekste plikame, nu tai būna labai neįdomu, juos glumina, jiems kelia nerimą, jie sako, kad nesupranta. Piešinys, jisai labiau tokio žaidybiškumo įneša, kūrybiškumo, ar ne, ir leidžia klysti saugiai, sukelia ir juoką, pamatai, kad tai visiškai yra nesąmonė, ir dalinuosi keliais pavyzdžiais. Šituos frazeologizmus čia ne mes sugalvojom, juos išrinkom, mes turim su mokiniu tarp kitko tokią praktiką, kada mes skaitom knygas ir mes pamatom kažkokį frazeologizmą arba žodį, mes įsirašom į sąsiuvinuką. Tai čia, pavyzdžiui, laikyti liežuvį už dantų. Čia gyventi kaip inkstas taukuose. Čia prasmegti skradžiai žemę. Čia užmesti akį. Čia užbėgti įvykiams už akių. Čia šuniui ant uodegos. Nu, tarkim, pinigai ten buvo tam tekste šuniui ant uodegos. Čia pagauti kampą. Čia kabinti makaronus, čia sukti galvą, spręsti kažką ar sukti galvą. Čia matome, kad pavaizduota prieiti liepto galą. Nu, tai reiškia prieiti liepto galą, kad, nu, tarkim, čia matome daug žaidimų, ten karūna didybė, knygos perbrauktos, kad vaikai neskaitė knygų ir panašiai. Nu, tai galiausiai, jeigu naudosi šitas, va, tokias, darysi tokias klaidas ir panašiai, kurios išdėstytos ant to tavo gyvenimo liepto, nu, tai tu prieisi tą liepto galą. Ir matau, Giedriai rašo, kad labai mes tavo padarytus perkeltiniais prasmės paveikslėlius labai sėkmingai naudojam su viena mergaite, iš tiesų malonu. Kristina rašo, yra išleista knyga frazeologizmų su piešinukais. Taip, yra tokių knygų ir apskritai yra tokia autorė, jeigu žinote, Herta Burbė, ir jinai dažnai labai mėgsta tą tokią lietuvių kalbą, ją pavaizduoti, tą konfliktą tokį, ar ne? Grafiškai, kažkaip vaizdiškai. Bet tas pats procesas, kada mes įsirašom tą žodį ir tą frazę ir bandom kartu sukurti, jisai yra labiau toksai apdovanojantis, kada tu mokaisi iš kažko, ką tu pats sukūrei, negu iš kažkieno kito, ar ne, nupirktą kažkokį tai daiktą. Galima kurti paveikslėlius pagal eilę. Ir čia matote paveikslėlis iš 4 dalių. Tarkim, vaikas eina kabinti vėliavą Lietuvos ant Gedimino pilies. Mama skalbė skalbinius. Čia mergaitė pamatė, kad žiema šalta, paukščiukams jie neturi ką valgyti, tai nuėjo su mama pripjausti batono, nunešė ir po to su mama žiūrėjo, kaip jie valgo. Tuos scenarijus jūs patys galit kurti, galvoti, čia vėlgi priklausys nuo jūsų vaizduotės ir kūrybingumo ir tiesiog dirbtinis intelektas juos įgyvendins. Tai iš vienos pusės sako, kad dirbtinis intelektas jisai kūrybingumą mažina žmonių, bet iš kitos pusės kaip tik leidžia fantazuoti, o dirbtinis intelektas yra tik įrankis, kuris padeda mūsų tas fantazijas išpildyti, ar ne?
Tai kūrybiškumas šitoj prasme jisai niekur nedingsta, tiesiog tu galvoji ir rašai stilius, pasižiūri galbūt kažkokių pavyzdžių ir panašiai. Čia kaip berniukas daro šaltibarščius, paveiksliukas pagal eilę su tėvais, ar ne? Galima tokių prikurti, tokių, kur netgi tam pačiam vaikui būtų įdomiau, nes jis, tarkim, aš turiu vaiką, kuris daro kavą nuolatos, yra mokinamas daryti kavą svečiams, tai kad jisai galėtų padaryti irgi, na, vat, jam patinka tą kavą daryti, kad jisai galėtų paveiksliukus irgi dėlioti. Paturėkim 3 minučių pertrauką, sugrįžkim, tada, tai gausis 4, tai po 70. Po 70 ir tada keliausim toliau. O dabar galim nueiti į tualetą, įsipilti vandens. Gerai, galim tada grįžti. Grįžkime. Sekundėlę ir vėl atsižiūrėsiu. Gerai. Taigi, kas mokote vaikus vyresnių klasių ir kurie jau mokosi, pakankamai, neblogai, sakyčiau, kaip pasakyti, kurie geba mokintis, o taip, kartu su bendrų klasės srautu, ar ne, su kursu, bendrą tą kursą eiti, tai dar galima naudoti ir Pocket Math programėlę, jinai taip pat yra nemokama. Ir jūs tiesiog su telefonu ją parsisiuntę tiek ir Androiduose, ar ne, tiek ir iPhone'uose, parsisiuntę su programėle nusifotografuojate tam tikrą uždavinį, ten iš karto jau po programėlė yra integruota fotoaparatas, kad tiesiog jūs atsiverčiate ir nusifotografuojate ir iš karto jums įsprendžia, kaip tai turėtų atlikti. Jeigu jūs paspaudžiate dar ant mygtuko, kad paspausti video, jums sukurs ir video, žodžiu,
kaip paaiškins jums dirbtinis intelektas video formatu, kaip tai turėtų atrodyti, ar ne. Nu ir čia pavyzdys, ar ne, jūs nusifotografuojate ir paprašote, kad išspręstų, nu ir parašo, kad uždavinys susideda iš 2 dalių: pinigų surinktų stotyje ir pinigų surinktų pakeliui. Bendra surinkta pinigų suma yra šių 2 dalių suma. Na ir čia jau rašo, kaip tai turėtų atrodyti. Ir čia netgi dešiniai pusėje kampe jūs matote, kaip gali pavaizduoti vaizdu, ar ne, sukurti jums vaizdą, ta programėlė vizualizuoti, ten tarkim stotis ir čia toliau 9 žmonės ten vaizduoja po 3 eurus, iš pradžių 1, 2, 3, 4, 5, 6 žmonės su 3 eurais, po to prisijungi dar ten kažkiek, nu žodžiu, čia kaip pavyzdys. Taip pat yra ten, tarkim, reikia jums trupmenas pavaizduoti, kaip jas sudėti, tarkim, su skirtingais vardikliais, vis tiek reikia mokėti ir susibendravardiklinti, susirašyti ten kartotinius ir panašiai, daug visokiausių dalykų reikia padaryti ir jums labai gražiai paaiškina, bet jūs galite paprašyti, kad padaryk jį kažkokį realistiškesnį, kažkokius susijusius su kažkokia nors istorija. Na, čia pavyzdžiui ir parodysiu video vieną, kur sako, gerai, pavaizduosim, kad yra 2 žmonės, 2 astronautai, ar ne, ir jie turi skirtingas baterijas, viena įkrauta tenai 1/4 dalimi, kita 1/6, ir jiems reikia sujungti į tą savo bendrą bateriją ir grįžti į Žemę. Nu, tokia įdomi istorija, ar ne? Ir tada jiems reikia suskaičiuoti, o tai kiek, ar mums užteks tada bendrai tos baterijos, kad mes galėtume grįžti į tą Žemę, ar ne? Arba čia, kai reikia per metrą skaičiuoti, kad ten yra kokia nors sala, stačiakampio, formos, ir reikia apskaičiuoti, tai jiems reikia tiems piratams apeiti aplink tą visą salą, tai kiek tų metrų reikės apeiti ir panašiai. Taip gražiai galima sukurti istoriją, kartais jums pasiūlys, o kartais ir jūs galite pasiūlyti jiems savo istoriją, kokią sukurti. Aš parodysiu, kaip tai atrodo. Tuoj, perjungiu. Tuoj. Jums nesimato, bet man makaluojasi toksai taskbaras šito užduočių, tokia juostelė. Jinai man trukdo perjungti. Gerai, tai dabar tada jungiu. Na čia, štai taip. Atrodytų maždaug taip. Akcentas yra gražiausias ir maloniausias. Piratai atplaukė į paslaptingą salą ir jie turi apskaičiuoti jos ilgį, kad rastų lobį. Uždavinys stačiakampio perimetras yra 80 metrų, o jo plotis yra 15 metrų. Reikia rasti stačiakampio ilgį. Štai sala matoma iš viršaus, aukso smėlis ir palmė. Piratų laivas plaukė link salos. Na čia labai jau perskaitė angliškai, bet būna kartais, kad labai gražiai perskaito. Ir parodo, kaip. Taigi trumpai, perimetras įdalintas iš 2 duoda kilometrai. Kartais, kaip ir sakiau, gražiai, o kartais, nu jau taip bilė perskaito, bet dabar parodysiu su kitu, su astronautais pavyzdį, kurį kūriau, ir tuoj vėl, kadangi naujas video, iš naujo perpastalinti. Ir Benas. Aistis turi bateriją su 1/4 energijos, o Benas turi bateriją su 1/6 energijos. Pažiūrėkime vizualiai, kaip atrodo 1/4 ir 1/6, bet kaip juos sudėti. Turime turėti tą pačią dalį, TI vienodą vardiklį. Pažiūrėkim, koks yra bendras vardiklis tarp 4 ir 6. Kartotiniai 4, 4, 8, 12, kartotiniai 6, 6, 12. Taip,
Bendras vardiklis yra 12. Dabar mes pertvarkysime abi baterijas, kad jos būtų suskaidytos į 12 lygių dalių. ICO 1 per 4 taps, 3 per 12. Obino 1 per 6 taps, 2 per Kažkodėl 12. pradėjau jau čia į angliškai Dabar, kalbėti, kai bet abi toliau baterijos turi lietuviškai. vienodą vardiklį, galime Bet labai gražiai paaiškina vizualiai. Kartais galima tiesiog paprašyti perkurk ir nenaudok angliškų žodžių. Dažnai vienas iš tokių būdų užkirsti tam kelią, tiesiog reikia prirašyti, ko jūs nenorite, ar ne, kad jūs nenorite, kad ten kalbėtų angliškai. Tai į tą atsižvelgs dėmesį dirbtinis intelektas. Gerai, toliau keliaukim. Dar, Adai, šiaip nežinau, Taip. kaip veikia toj programėlė, bet, pavyzdžiui, čia GPT, tai būna, jeigu jis ten, nesąmoningai lietuviškai kažką šneka, va čia kai buvo tam pirmam, Taip. kad rišliai, tai jam gali pasakyti, kad, aš ten sakiau, atsimenu, skaičius netaip sakė, keistai, sakau, išmoks sakyti lietuviškai skaičius ir jisai ten atsiprašė ir tada iš karto pasitaisė ir tvarkingai pasakė. Tai Taip, gal čia taip taip, irgi taip. galėtų veikti. Veikia ir taip, bet dabar su šita Pocket Math programėle jūs vėlgi video jums leidžia kurti tik tai kokią 10 video per mėnesį, tai būkite atsargus, nes jūs neturite daug tų bandymų. Tai, kad apsidraustumėte ir sutaupytumėte ir laiko, ir tų savo 10 nemokamų video per mėnesį kiekį, tai siūlyčiau, kad jau iš karto jūs pasirašytumėte tą įspėjimą tam ChatGPT, kad nekalbėk ten, ištark tvarkingai, nekalbėk angliškai ir dar panašiai. Tarkim, jums reikia vizualizuoti matematikos tam tikrus uždavinius, tarkim, čia reikia uždavinys, tarkim, ten tėtė būna dažnai, dabar 3, 4 klasėje dažnai būna, ten tėtė iškepė 80 cm pyragą, mama ten iškepė ir panašiai, ir paprašė ten Tomo atpjauti 3/8 to pyrago. Tai reikia tam mokiniui suskaičiuoti 3/8, jeigu jisai ten ilgis jo 80 cm. Arba ten juostelės atkirpti dovanėliai, reikia ten, nežinau, 1/2, o jinai yra 64 cm. Tai kiek čia tos iš tiesų reikia atkirpti juostelės, reikia paskaičiuoti. Tai dažnai vaikams būna sunku vizualizuoti, jeigu nėra parodyta tas pats daiktas ir kaip atrodo maždaug tas 80 cm ir užrašytas šalia, bet tai padeda. Čia GPT, jeigu jūs paprašo tiesiog pavaizduok man ten tą daiktą. Ten šitie pavyzdžiai, tarp kitko, jie išimti iš ketvirtokų knygos, bet pasidarėm tokias vizualizacijas ir tai užtruko kelias sekundės. Dar būna su dalyba, mokau kai kuriuos vaikus dalybos arba daugybos ir yra toksai metodas, tik tai aš jo jums neįdėjau čia, bet jisai vadinasi, tarkim, multiplication models, ar ne, tiksliau, atsiprašau, daugybos, multiplication, tai reiškia daugybą. Tai tarkim, jiems labai sunku yra suprasti, kas kai kuriems vaikams tos daugybos esmė ar tos dalybos esmė, kad tai yra gyvenime iš esmės pritaikoma. Tai jūs patys galite atsinešti daiktus ar ne, ten tarkim ir dalinti juos, išdalinti kelioms lėkštėms, kelioms lėlėms tenai kokių nors žirnelių arba dar kažkokių pupų. Tai supras, bet kartais galite vizualizuoti, nežinau, čia ar matysis ant telefono mano, va. Taip, jeigu, kad štai ir paprašyti galite, užrašyk šitą veiksmą. Taip, kad 4x3 ten, tarkim, arba čia ne, čia dalyba ten 12 padalinta į 3, ar ne, nes 3 indeliai, arba kitaip čia yra, paprašote, čia paprašiau, kad būtų sagučių dėžė su 27 sagutėmis, o yra 3 paltukai, kuriuos reikia įsiūti. Tai po kiek tas paltukas kiekvienas gaus, jeigu po lygiai reikia įsiūti. Tai tokių vaizdinių galite prisigaminti ir jų labai greitai parodo. Ten jums greičiau nupieš Geminajus, negu jūs ant lapo patys nupiešite. Toliau, matavimo vienetai.
Vaikams yra sunku iš tiesų suprasti ir tą laiko tėkmę ir panašiai. Čia pavyzdžiui, matote, ką galima padaryti per 1 minutę. Ir kaip tai atrodo 1 minutė ir ant ko jinai ta 1 minutė, dažniausiai mes ją skaičiuojam, na tai ant kokio tenai chronometro ar ne. Tai 1 minutė, ten 60 sekundžių tokia atmintinė galite padaryti. Tai tas vaikas dar suprastų, galite aptarti, o tai ką galima per tą 1 minutę, aš paprastai spėti, 40 šuoliukų gali spėti. Gali spėti parašyti 3-4 vardus gražiai savo vardą, arba pastatyti 20 kaladėlių bokštą per tą 1 minutę. Bet tu negali per 1 minutę tenai, nežinau, padaryti treniruotės kokios nors ten futbolo ir panašiai. Ką galima nuveikti per 1 valandą? Irgi vizualizuota. Kas ta 1 valanda? Galite pažiūrėti 3 filmukus. Vienas filmukas 20 minučių, kitas filmukas 20 minučių, dar vienas filmukas 20 minučių, viskas 60 minučių, tai yra 1 valanda. Viena treniruotė su persirengimu. Persirengimas 15 minučių, kem 5 yra treniruotė. Iškepti pyragą. Pusė valandos skaityti, pusė žaisti. Tokius labai gražius gali sukurti jums, kad tas vaikas suprastų, ar ne? Vėlgi čia pagalba vizuali, su Gemini irgi sukurta 1 valanda 60 minučių. Jiems sunku, pavyzdžiui, į tą ciferblatinį laikrodį žiūrėti ir pasakyti, kiek ten minučių. O toks sufleris su tokiais lapeliais šalia, jisai padeda prisiminti daug geriau. Ir tas valandas parašyti, minutės tiksliau. Čia vėlgi išdėstyta para, kuri turi 24 valandas. Kaip atrodo matavimo vienetai kiti, kaip atrodo kilogramas, jūs galite vizualizuoti, ar ne, tuos matavimo masės vienetus, tam tikrus ten dar kitokius vienetus, ar ne, kad tas vaikas įgautų tą tokį supratimą, kaip tai atrodo realybėje, ar ne, ta tona, kaip atrodytų, jeigu man ją reikėtų dabar parodyti, kad iš tiesų tą toną sudaro tai 1000 kilogramų, tai reiškia reikėtų man 1000 visų šitų svarelių po 1 kilogramą, ar ne? Tai kaip ir čia 1000 gramų, ar ne, po 1 grameliuką. Vizualinės taisyklės galite naudoti, tiksliau kurti, naudojant, kaip turėtų atrodyti šaunus elgesys, netinkamas elgesys, kitaip galbūt galima pavadinti tą elgesį, bet čia tik vienas iš tokių pavyzdžių. Štai, mes su terapeutė praeitą penktadienį sukūrėm tokią, vieniems gali tikti, kitiems gali netikti tokią, čia aišku, ta ranka ištiesta, kai kuriuos, kas yra su sunkesniu autizmu, ar ne, tai jiems bus gal netinkama šitą, nes jis pagalvos, kad čia reikia liest žmogų ir panašiai. Bet vėlgi pagal vaiko poreikius jūs galite tas taisyklės kurti, vizualinės taisyklės, nes tos jau nupieštos kažkieno, tai sakau, gali netikti kažkam, ar ne? Pavyzdžiui, pavyzdys, mes buvom penktadienį su terapeutė, aišku, tai buvo vaikutis, kuris, mes mokėm jį kaip laikytis atstumo ir, žodžiu, mums vizualinę taisyklę reikėjo nupiešti tokią primityvę, kad, jisai suprastų apie ką čia, kad apie atstumą kalba yra. Tai labai paprastai tiesiog vizualiai nupiešta, kaip atrodo ant paveiksliuko, ar ne, ir čia su toj pačioj situacijai su juo, aišku, čia dar ką mums padėjo tas Geminajus padaryti, ar ne, kad pašalink ten kažkokius tai daiktus pašalinius iš fono, nes tai blaško dėmesį. Tai jums nereikia nei Photoshop'o naudoti, jums per kelias sekundės jau pašalins, nes ten buvo daugiau, ten ir priemonių visokių pridėti ir panašiai, kad mes susikoncentruotume iš tiesų į tą atstumą. Tai galima taip labai lengvai ir greitai sukurti tą taisyklę. Čia dar dalinuosi kitų pavyzdžių, kai galime mokinti, tarkim, būtąjį laiką, arba galime ir būsimąjį laiką naudoti, ar ne, mokinti. Tai tarkim, priemonėje mokinti, jisai valgo, jis valgė, jisai miega ir tas vaikas paprašai, kad pasakytų praeityje, tai kad tada vaikas parenka teisingą galūną, jis miegojo, ar ne, jis eina, ką vaikas darė, ėjo. Jis maudosi, ką darė, maudėsi, ar ne? Ir matote, tuose burbuliukuose jau rodo, kad jisai jau dabartis yra tokia, o praeitis yra burbuliukė pavaizduota. Tai vaikui padeda tos vizualizacijos suprasti, kad tai kalbama apie kažką, kas jau buvo praeityje.
Uh, Tai vat, tokia priemonė aš esu panaudojęs ir visai man labai neblogai pasiteisino su to būto kartinio laiko vaizdavimu. Žetonų sistemos kūrimas. Galite kurti žetonų kažkokias žetonus, juos individualizuoti. Pavyzdžiui, mes turime mokinį, kuriam labai patiko Pac-Manas. Nu ir mes rinkdavom žetonus, rinkdavom tuos Pac-Manus, va čia pavyzdžiui, už tam tikras taisyklės. Bet mes dirbom angliškai su juo, tai čia matysite angliškai parašyta, kad work readiness, kad darbo pasiruošimas dirbti. Mes dirbdavom prie to, kad starting the task on time, pradėjimas užduoties laiku. Ir čia matote, Pac-Man labai ten primityvus tokie, ta grafika yra, tai start now, focus, ten ir panašiai, stay focused ir panašiai. Then finish the task, complete the task without distraction, kad pabaigti užduotį be jokių blaškymusi, social interactions, ar ne, kad kalbėti su gražiomis frazėmis. Ir matote, tie Pac-Manai buvo pavaizduoti, kad jie tarpusavį kalba ir taip toliau. Gyvatėlės žaidimą galite kurti, galite patys nusipiešti ant puslapio, ir tada paprašyti, kad Geminajus jį paturbintų. Čia, aišku, pasirašau aš kartais savo vardą, jūs matysite ant tų užduočių, čia turėjau tokias keletą istorijų, kad man yra tėvai atnešę priemonės, nežinau iš kur gavę, bet tai buvo mano priemonės darytos ir manęs paprezentino, parodė kaip kažkokias naujus dalykus. Tai dėl šitos priežasties, dėl kitos priežasties, kai mes atidirbinėjame laiką, ar ne, už tas priemonės tėvai kartais ne visada gali patikėti, kad mes tas su priemonės darėm, o negavom iš kažkur, nors kitą kartą mes galim ir gauti jas, viskas tvarkoj iš kažkur, bet nes vis tiek tai užima laiko jas ieškant. Bet kitas iki jie galvoja, nu tai kas šitą priemonę paimti ir nukopijuoti nuo interneto. Iš tiesų, aš tą, tarkim, priemonę dariau ilgą laiką. Tai čia viena iš tokių priežasčių. Tai kartais pasirašau tą vardą, jums kartais siūlau pasirašyti, kad jūs žinotumėt, kad čia ir kiti žinotų, kad tai jūsų darbas. Nepaisant to, ar jūs kūrėte su Geminajumi ar ranka piešti. Na tai čia piešime ranka ir po to paprašiau, kad tiesiog užbaigtų tą piešinį ir vėlgi galite į tą gyvatėlę pridėti visokiausių žaidimų kažkokių ar ne. Aš dar esu jie ir angliškai padaręs, kartu su komunikacijos lenta, lietuviškai komunikacijos lenta yra. Tai visokiausių, nu ten nežinau, jūs galite su vaikais mokintis anglų irregular verbs, netaisyklingus veiksmažodžius, ar ne, ten kur būtų jau kartinio laiko, ar kiekvieno būtų uždėta ir tada tas vaikas mokosi arba mokytis emocijas, ar ne, arba mokintis kažkokias instrukcijas uždėti ant kiekvieno to langelio. Tiesiog kitą kartą labai paprastas tokį sketchą pasipiešite ant puslapio, ant lapo ir įsimetėte į Geminajų ir paprašote, kad užbaig su tam tikrų kažkokių leitmotyvų, tarkim futbolas, jeigu vaikui patinka, nes aš jau gavau iš savo mokinio prašymą kitai pamokai, tiksliau, sukur ką nors, kas yra su futbolu susiję. Tai va, o čia irgi turėjau mokinį, kuriam labai patiko piratai. Taip galite jūs ir padaryti komunikacijos lentas, ar ne? Ten, tarkim, yra kažkokia istorija, galbūt čia jūs einate su tuo piratu ir ten, tarkim, na, aišku, paėjote, aš išridenau 3, ten, tarkim, aš radau pinigų, aš paeisiu vieną žingsnį, aš įkritau į duobę, aš praleisiu vieną įėjimą, aš radau bombą, susprogau ir taip toliau, aš radau palmę ir taip toliau, radau žemėlapį ir galiausiai radau lobį. Tai toksai būtų vienas iš patarimų, nors jų daug tų priemonių yra, laikas limituotas, bet būtų galima daug prigalvoti visokiausių iniciatyvų. Animuotų vaizdų kūrimas. Surašiau į čia skirtingus įrankius, kurie gali jums sukurti nemokamai nuo 5 iki 10 sekundžių video. Tai tas pats Grokas ir Geminajus nereikia mokėti, bet ten kelias
Ten nedaug iš tiesų reikia mokėti, sakau, mėnesiui gal reikia mokėti iš pradžių 5 eurus, o po to ten 7 eurus. Vėlgi tęsiam tą temą apie kandę bedantę. Tarkim, čia kitų stilių pavaizduota, kaip jinai atrodo ar ne. Tai, bet čia parašytas promptas, kaip tai atrodo, kad, tarkim, liūdnas jautrus animacinis vaizdo įrašas iki 10 sekundžių, vaikų namų kiemas, ankstyvą pavasarį, maža mergaitė su akiniais, vieniša eina paskui vaikų poras, nuleidusi galvą ir taip toliau. Ir štai kaip tai atrodo. Truputėlį stringa, atsiprašau. Čia kitas, vėlgi apie kandę bedantę, bet jau kitų realistinių stiliumi. Čia jinai kaip sutinka tą... Oi, kaip stringa. Kaip jau sutinka tą nežinomą būtybę ir matot, kaip gražiai sukuria, praktiškai filmus galėtum kurti. Kitas pavyzdys, čia labai irgi greitai buvo nupieštas, mes su mokiniu jau ilgas laikas skaitydavom Mažąjį princą, mes kartais Mažąjį princą naudojam kaip ir kažkokią strategiją valdyti emocijas, ar ne, kartais jam reikia nusiraminti, aš kartais ramiai skaitau tą Mažąjį princą ir panašiai. Ir jisai labai daug turi simbolizmo ir kartais tokių strategijų, kurias mes naudojam, kad vaikas nusiramintų. Ir viena iš tų strategijų buvo, kad kai man liūdna, aš stebiu saulėlydžius. Iš tiesų, jisai tas Mažasis princas, jisai pasako, kad oi, pas mane saulėlydžių būna 44 per dieną, dėl to, kad jo planeta mažai, jinai labai greit, ten ta saulė, ten kažkaip apsisuka aplink tą saulę, ar kažkas tai tokio žodžiu. Tai pas jį labai mažai ten tų yra... tiksliau labai daug tų saulėlydžių. Ir jis pasistato kėdę ir jisai sėdi ir žiūri tuos saulėlydžius, tai jam veikia kaip kokia nusiraminimo strategija. Tai čia labai puiku, kai mokomės mes su mokiniais simbolizmą ar ne knygose, vis dėlto jau pradeda jie šnekėti 5 klasėje apie simbolizmą, simbolinius kažkokius dalykus, skaito tą Mažąjį princą, ką simbolizuoja rožė, ką simbolizuoja saulėlydžiai, kad saulėlydžiai simbolizuoja vienišumą, liūdną būtį kažkokią ir panašiai. Kad dar būtų labiau įsimenamas ta pati istorija, galima paprašyti, kad atgaivintų šitą piešinuką. Ir štai atrodytų maždaug taip. Jo, tik labai atsiprašau, kad kai ir neparodo viso gražiai. Kaip prezentinį, kaip pristatai, tai labai negražiai, net gaivina taip gražiai. Video yra realybėj gražesnis, negu dabar matote, nes jis labai labai stringa. Kitas iki reikės dėti būtinai YouTube. Ir vėlgi, kaip ir sakiau, galite nusipiešti ir paprašyti, kad jums jisai padėtų sukurti video arba ne nuotraukas, o paveikslėlius teksto suvokimo užduotim. Tai bus daug autentiškiau, negu ten jisai kažkaip sufantazuos, kaip reikia tas dirbtinis intelektas. Tai matote, kampe nupiešiau, skaitėm Joną Biliūną, žodžiu, ir kampe nupiešiau, kaip atrodo tas berniukas, kuris apsimeta, kad jisai yra medžiotojas, ten apsirengia kaip medžiotojas, įsideda plunksnai, šalia galvos susiriša ar ne, pasidaro strėles, lanką ir galvoja, kad jis tikras medžiotojas, panašus į indėną. Ir tą, kur ten skaitė knygose apie indėnus ir galvoja, kur čia dabar nukreipti man tą savo strėlę, tai jisai nukreipė į kačiuką pirmą pasitaikiusį ir jį nušovė, ar ne, tai čia Jono Biliūno kliudžiau. Ir padarėm, aišku, teksto suvokimo užduotį pagal tai su labai daug nuotraukų, kurios yra paremtos tuo mano piešiniu. Ir tada, sekundėlę, ir tada sukūriau aš netgi filmuką, tai dabar ir bus premjera šio ko tuoj. Rašo Kristina, tavo piešiniai jau prilygsta AI.
Ačiū labai. Tai dabar bus premjera, parodysim tą filmuką. Nu, jis toks truputėlį irgi vienas iš pirmųjų blynų. Tai, bet aš jau rodžiau savo mokiniams ir jie sakė, kaip liūdna, labai liūdnas filmukas. Ir tai yra skirtas su dirbtiniu intelektu, bet remtasi mano piešiniais. Tuoj. Bus įdomu sužinoti jūsų nuomonę, ar apskritai galima vaikams rodyti tokius smurtinius. Pasidalinsiu. Ir tuoj parodysiu. Štai. Čia kurtas mano su dirbtiniu intelektu video, filmukas trumpametražis, pagal Jono Biliūno kliudžiau. Tai vat, taip atrodo filmukas sukurtas, kurį galima rodyti po tos teksto suvokimo užduoties. Gerai, tuoj sugrįšim vėl į skaidres. Rašo Eglė, labai gražu, ačiū Eglė. Tuoj labai atsiprašau, labai sunku naviguoti Va. Tuoj pasidalinsiu, vėl grįžtu. Gerai. Tarp kitko, garsas irgi buvo kurtas su Suno programėle, tai nėra čia tik labai daug nukopijuotų dalykų, kažkokių tiesiog vaizdai animuoti su dirbtiniu intelektu ir tas garsinis takelis su Suno. O tuos efektus garsinius aš juos parsisiųsdavau iš YouTube arba iš TikToko, ten, nežinau, ten, kur katytė po balą vaikšto, ar ne, garsas, kaip skrenda strėlė, ar ne, kaip strėlė įsminga, ten ir panašius kitus, kai vaikas verkia, arba kai vaikas aikteli. Tai tokius dalykus aš susiradau internete ir paskui uždėjau. Pakalbėkime apie Grok truputėlį, tai leidžia kurti vaizdo įrašus iš teksto. Jūs parašote tekstą ir nemokami iki 6 sekundžių yra tie vaizdo įrašai. Leidžia pasirinkti skirtingus stilius, animuotus, realistinius ir vėlgi, štai matote, trumpas jautrus vaizdo įrašas, vaikų namų kiemas, apsiniaukusią pavasario dieną, maža mergaitė su akiniais, užklijuotų su pleistru vienu stiklu, stovi prie lango ir taip toliau. Vėlgi čia kalbu apie tą kandibedantę tą istoriją. Tai pažiūrėkim, kaip čia įsivaizdavo kandibedantė, kaip jos čia yra atsisveikinimas su Julė, kada jie pasiima tėvai. Kandibedantė net nežiūri į Julę, nes jai tikrai labai skaudu. Ir stovi sustingusi.
na, skaudu, nes jos eilinį kartą niekas neįsivaikino ir tai, kad Julija, jos geriausia draugė, dings. Esti labai daug įvairiausių užklausų metodų ir vienas iš jų yra CRISPR. Aš paprastai, kai naudoju, tai nelabai naudoju kažkokiu tai specialius užklausų metodus. Man lengviau yra paprašyti paties ChatGPT, kad man sugeneruotų. Ryšium netgi parašau, su kokią programėlę aš kursiu. Tai ChatGPT žino dažniausiai tam tikras limitacijas ar ne, apribojimus tam tikrų programėlių ir jos parašo ryšium su tai ten, kad dažnai, jeigu tu neparašai Geminiui, kad tenai to ir to nereikia, tai jisai dažnai yra linkęs nukrypti ir haliucinuoti, tai kad išvengtumėte savo kūrinyje kažkokių haliucinacijų, tai tiesiog arba naudokitės užklausų metodų kažkokiu, arba tiesiog ChatGPT paprašykite, kad jums padėtų sugeneruoti, ar ne. Tai kaip atrodo, čia kiekviena raidė, ar ne. Tai character, tai kalbos stilius, tonas, koksai kalbėk trumpais sakiniais, vaikui suprantamų stiliumi, role, dirbtinio intelekto vaidmuo, tu esi, tarkim, specialusis pedagogas, logopedas, matematikos mokytas ir panašiai, information, medžiaga, problema, tekstas, matematikos uždavinys, mokinio profilis ir paaiškim paprastai, duok pavyzdį, pasiūlyk vizualizaciją ir ten naudok nedaugiau kaip 5 sakinius, jūs parameters, ar ne, sukuriate parametrus tam tikrus, kurie apribotų, ar ne, tą imtį kažkokią to kūrinio ir taip toliau. Yra daug skirtingų metodų ir čia yra zero shot metodas, greitam atsakymui, kaip pavyzdžių nereikia, one few shot, kai reikia struktūruotų atsakymų. Ir daug skirtingų, aš siūlau pasidomėti, aš įdėsiu jums šitas skaidres ir galite pasižiūrėti pagal tas skirtingus poreikius ir skirtingos užklausos yra dažnai naudojamos. Dabar turėsime užduotį, kurios metu kursime turinį su Geminiumi. Aš tuo įkelsiu adresą ir taip duosiu instrukciją, ką iš tiesų reikės padaryti. Ups. Gerai, sekundėlę. Pasirodo, neįkėliau nuorodos. Tai tiesiog Google Gemini atsidarykite, jinai atrodo štai taip. Taigi, grįžtu į langą. Jums reikės, naudojantis Google Gemini, sukurti vizualinę priemonę savo mokiniui. Pagalvokite apie kažkokį tai mokinį, kuriam galbūt reikia kažkokios priemonės. Ir galbūt čia čia keletas tiksliau iš pavyzdžių, ką jūs galite sukurti. Tarkim, matematika, tai gali būti daugyba, dalyba, trupmenos, matavimo vienetai, ar ne? Lietuvių kalba, frazeologizmai, kad pavaizduotų tam tikrą frazeologizmą, palyginimai, iliustracijos, laipsniavimas, tarkim, pagal užbaigtumą arba pagal ilgį, iš kokių 5 dalių, ar ne, ten galite net kitą sykį pasimti ir kokį nors paveiksliuką nusifotografuoti ir dabar paprašykite, kad jis sukurtų pagal tą paveiksliuką vis su tam tikrų užbaigimu, kad ten pradedant nuo tam tikrų kelių dalių elementų tame paveikslėlyje iki jau pilno paveiksliuko. Kas ne taip, ar ne, kažkokia situacija, ko trūksta, jūs galite netgi parašyti štai man sukurk panašų, tik remiantis tokiu pavyzdžiu, bet su skirtinga situacija, skirtingų scenarijumi. Ko trūksta gali būti, irgi įkelkite pavyzdį, tarkim, kur namas yra be durų, man reikia dabar užduoties vaikui, ko trūksta, vėlgi, naudokitės tais priminimais, kuriuos aš rašiau apie metodus, ar ne, kad jūs įsivaizduojate, kad esate specialusis pedagogas, kuris moko vaikus ten mąstymo, ar ne, ir mums reikia išmokyti, kad vaikas atpažintų tam tikrus dingusius elementus iš tam tikro piešinio ir panašiai ir juos įvardinti sugebėtų. Tai jūs nepamirškite užklausot
jie to paminėti. Gyvatėlė, kodavimas ar ne, arba kodavimas toks, kur reikia ten, tarkim, iš eilutės išbraukti du tokius pačius, ar ne, arba išbraukti tą vieną, kuris yra netinkantis. Veiksnys, tarnys, papildinys, būdvardžiai ir taip toliau, daug skirtingų. Kai jūs padarysite, aš paprašysiu jūsų, kad jūs įkeltumėte į šitą Basecampo folderį aplanką. Tuoj. Kad jūs juos įkeltumėte, savo tą vieną kūrinuką, ir mes tada persižiūrėtume. Ta galite surasti aplankalą, tiksliau nuorodą į jį susirašinėjimo lange. Ir tada bus labai įdomu pažiūrėti, ką mes sukūrėme, ir paprašysiu aš jūsų padaryti iškart, kai tik tai skūrėte, dar esant šituose mokymuose. Tai jisai, tas aplankalas, yra štai čia, jisai dabar kol kas tuščias. Jūs tam turite 5 minutes. Tai tada 19:40, sakykime, 4 galim pradėti. Primėsiu truputėlį. Ne 44, nusikalbu, 50. Sakykime, 3. 19:53. Tai aš grąžinu tada, gal būtų protingiau parodyti su sufleriais mintimis, ką galima iš tiesų padaryti. Ir mes tada visi persižiūrėsime. O aš dabar truputėlį, jeigu jūs nesupyksite, nubėgsiu nuo kompiuterio 1 minutei. Matau, kad neina įkelti. Neina įkelti į aplankalą tikriausiai, Giedrė ir Gabrielė. Jo, bet man čia dabar, palauk, aš pabandysiu, man čia per Safari automatiškai atsidarė, aš pabandysiu tiesiog pati nueiti į Basecampą ir susirasti tą aplanką. Gerai. Tai jūs Kur jis jį yra rasite, dabar? gerai, pasakysiu toj. Jį paprašiau rasti, paspaudžiate Lietuva, ISAD Lietuva matau. terapeutai ir pamatysite, jisai vadinasi dirbtinio intelekto mokymai ir laikinas. Laikinas tai yra folderis, ir tada aš tuos mūsų kūrinius, juos suskirstysiu vėliau į kategorijas ir sudėsiu, kur priklauso. Dar turime tikrai kelias minutes. Tai, Gabrielė, jeigu tu gali įdėk tenai, gerai? Va dabar kaip tik keliu. Ačiū, Adai. Gerai, ačiū Jums.
O, jau kiek priemonių. Wow. Galėsim tuoj peržiūrėti. Gerai, tai tada jau yra keletas atsiradusių. Aš pasidalinu ekranu iš naujo ir apžvelgime juos. Gerai. Matau, Gabrielė sukūrė vizualizaciją, kaip suprasti masę, ar ne, kaip suprasti mases ir kilogramai, kaip maždaug atrodytų, ar ne, pavyzdžiui, 10 kilogramų, kad jau tai atrodytų kaip maišas obuolių, o 100 gramų tai tik vienas obuoliukas, ar ne, ir po to 1 kilogramas, štai taip atrodo, ir 50 gramų pusė obuolių. Gera, labai faina tokia, kuri labiau įprasmina išmoktus dalykus, ar ne. Gabrielė dar pridėjo, kad štai taip atrodytų suaugęs šuo, 30 gramų, ar ne. Bulvių krepšys 5 kilogramai, 30 kilogramų, ten šuo tiksliau, 5 kilogramai, bulvių krepšys, skalbimo mašina 30 kilogramų parašyta. Jeigu ką mes dažniausiai kilogramais skaičiuojame, ar ne, kai kalbame apie šituos gramus, tai ten maža sarvažėlė, ar ne, ir taip toliau. O kai tonos, tai jau kalbame apie tokius gyvūnus kaip dramblys ir taip toliau. Gerai, keliaukim toliau. Kitas, matau, pavyzdys labai gražus, gintės. Tai yra tas task decomposition, ar ne, task analysis vadinamas, kaip reikėtų atlikti tam tikrus veiksmus paeiliui, ar ne, sudrėkiname rankas, muilas triname rankas, nuskalaujame, truputėlį ten pasitaiko viena kita klaidelė, kartais reikia parašyti jo, kad ištaisytų klaidas ir nusišluostume, bet daugmaž visai neblogai padarytas. Faina. Toliau Kristina švelnus, šiurkštus, va, kaip gražiai būdvardžiai galima, ar ne, juos pavaizduoti. Šis meškiukas yra švelnus, ar ne? Štai, B raidės nuotykis. Vau, Lidija padarė, ar ne? Ir visi yra iš B raidės batai, bačka, ar ne? Nu, bačka čia labiau liaudiškai tikriausiai statinė, turėtų būti baravykas ten ir taip toliau, bandelės, bitės ir taip toliau, visai faina irgi priemonė. Geras ir kaip greitai, ar ne, galima padaryti. O čia paveiksliukas pagal eilę, ko gero, ar ne, sukūrė Kornelija. Labai miela. Tik tai matom truputėlį kartais haliucinuoja, kažkokie veidai iškraipyti, galūnė kažkokia krūmuose mėtosi. Tai kitą kartą galima paprašyti, kad pataisytų. Toliau spalviname gyvūnus. Liūto karčius geltonai, lapė nuspalvin geltonai. Visos instrukcijos, kaip gražiai čia Ieva padariusi. Gerai, toliau. O čia meškiuko gimtadienis, sudėk iki 10. Meškiukas Benas švenčia gimtadienį, suskaičiuok. Taip, 3 + 1 yra, kaip tik mes tokiu principu mokom, vieną vaiką reikės pasiskolinti šitą priemonę ir čia Justina padariusi. Ko trūksta? Įdomu, Laura. Va, kaip gražiai padarė, kad trūksta sėdynės, taip?
Labai miela ir tokia realistinė nuotrauka. Toliau, ko dar emocijų situacijos, Giedrė sukūrė pusryčiai. Alkis, nekantra, ryto rutina, ramybė, prieš miegą. Kokiose situacijose vaikas tokios kortelės, ar ne, kada jaučia tam tikrą emociją, kokioje situacijoje. Ir čia pratęsimas yra gimtadienio tortas. Šiaip tai, matote, aišku, žodžiai ne visai gražiai jie parašyti, bet kortelės tikrai labai gražios ir jas būtų galima naudoti ir po to tiesiog galima gražiai kokiu nors programėlę paintų ir tiesiog užtušuoti. Va, laipsnėjimas kaip gražiai sudėtas. Taip, ir čia Aliona sukūrė. Super. Tada čia sukurta Paulinos ir paveiksliukas pagal eilę, ar ne, kaip atrodytų vaiko prieš piečių ta rutina, ar ne, kad pirmiausiai rankas nusiplauna, tada vaikas išsiima lunchbox iš kuprinės ir tada eina valgyti. Ir čia taip pat dar Viktorija. Sodinimas pomidorų. Labai gražūs paveiksliukai. Tikrai bus galima juos panaudoti. Ir dar Indrė. Mokomės sakinius. Matom, kartais raideles ne taip visai surašo, bet jas galima pataisyti. Chemija kaip galima, tokia atmintinė pasidaryti. Labai gražu padarė Laurinas. Super. Ir Vytė padarė, kada mano balsas skamba garsiai. Taip. O kaip šaukti nebūtina. Vėlgi tokia labai graži vizualinė balų skalės principo ar nepadaryta. Užduotis, ne užduotis, o priemonė. Visai produktyviai padirbėjom ir bus galima panaudoti šituos taip pat kur nors į tam tikrus įrankius ir priemonės. Tai tada dabar grįžtu toliau ir užbaigsim mūsų šiandieną. Mums liko 6 minutės. Bendri pastebėjimai ir patarimai apie naudojimą dirbtinio intelekto. Aišku, pirmutinis dalykas tai yra susijęs su tuo GDPR įstatymu, ar ne, General Data Protection Regulation to vadinamo, kuris saugo ES šalyse gyvenančių žmonių duomenis. Ir tai stenkitės niekada nekelti realių vaikų duomenų, vardų, pavardžių, nuotraukų, individualių vertinimų ar diagnozių. Taip. Toliau. Jei dalinatės turiniu viešai, venkite naudotis dirbtinio intelekto sugeneruotą medžiagą kaip unikalų autorinį darbą, aiškiai nurodykite, kad naudotas TI. Šitam aš esu nusižengęs, reikės visada pažymėti. Nors iš tiesų prie dirbtinio intelekto priemonių sukurtų dažnai matosi toksai deimanto tokia ikonėlė. Tai kas jau rodo, jau jį pažymi kaip sukurta dirbtinio intelekto. Tai vat. Tada užklausų kūrimui galite naudoti patį dirbtinį intelektą. Kaip ir sakiau, čia GPT per daug dirbtinio intelekto, turinio per didelis stimulas. Kartais gali būti gražu, tai nereiškia naudinga, kartais galite tiesiog tą stilių pritaikyti pagal vaiko sensorinius poreikius arba vaiko sensorinius kažkokius ypatumus, ar ne, arba šiaip interesų ypatumus. Ir prieš naudodami dirbtinį intelekto turinį paklauskite savęs, ar tai padės vaikui suprasti, ar tai sumažins jo stresą, ar tai atitinka jo raidos lygį, ar tiesiog jūs galbūt norite šiaip dėl savęs kažkaip įdomiau padaryti priemonę, bet ta priemonė dar labiau apsunkins vaiko supratimą tam tikro dalyko ir panašiai. Tai tiek, baigėme laiku, truputį keliom minutėm anksčiau, bet tos minutės kelios
dabar lieka jūsų klausimams arba tiesiog jūsų komentarams. Aš tai Adai tau labai noriu padėkoti. Buvo žiauriai įdomu, biškai galva užė nuo visko kiek daug, bet labai fainai, kad tu vienas pats tiek daug visko esi ištyrinėjęs ir bandęs ir, žodžiu, gali pasidalinti savo praktiką, o mes galėsim iš tavęs pasimokyti. Tai, žodžiu, labai labai fainai. Ačiū tau. Ačiū labai. Ačiū, Ačiū, Monika. prisidėsiu irgi. Labai įdomu. Tikrai, žinojimai realiai tik tai porą programėlių. Čia GPT ir ten dar kažkoks pavadinimas. Dabar žinosim daugiau. Adai, šaunu, ačiū labai, tikrai. Nėra už ką. Pasidalinsiu būtinai šitomis skaidrėmis, tai jūs galėsite prie jų grįžti ir tai jums bus kaip kažkoksai rinkinys patarimų, ar ne? Ačiū Adai už renesanso dušą. Labai įdomus įsireiškimas. Ačiū Jums labai už komentarus. Aš tiesiog persižiūrėsiu susirašinėjimo langą, pasižiūrėti, ar nėra kažkokių klausimų. Gerai, tai ką, tada galime eiti ilsėtis, eiti atsisveikinti ir sėkmės ir daug kūrybinių Jums idėjų naudojant dirbtinį intelektą ir lauksim dabar priemonių naujus pasidalinant. Ate? Ačiū Ačiū. visą. Ačiū visą.